Mes tikime į vieną Dievą, visagalintį Tėvą, dangaus ir žemės, ir regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Mes tikime į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš tiesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visai yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Mes tikime į šventąją dvasią viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Mes tikime vieną šventą visuotinę apaštališką bažnyčią. Mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. Mes prie švento rašto pasakojimo esame pripratę, ypač prie Evangelijos, tai Evangelijų pasakojimo. Negalima sakyti, kad tai yra pasakojimo. Evangelija yra Evangelija, geroji žinia, bet ką jinai liudija, mes tiesiog priimam, žinom visas istorijas, daug kartų esame girdėję ir skaitę ir apmąstę. Ir turime pripažinti, kad šiaip paėmus Evangelijų visa istorija ir pasakojimas yra kupinas netikėtumų. Ir jeigu mums skaitant, tai yra toks netikėtumų visa istorija, tai mes galime suprasti apaštalus, koks jų gyvenimas buvo ir ką jie turėjo galvoti. Kad mes galime sugrįžti prie tų pačių tekstų, mes galime skaityti komentarus, senovės bažnyčios tėvų pamąstymus, vertimus palyginti. Apaštalai viso to neturėjo. Apaštalai yra daugelis kitų mokinių, keli šimtai žmonių, kurie liudininkai paskutinių įvykių, jau buvo ir mūsų skaitomo įvykiai. Ir šiaip, kada skaitai tą istoriją, čia Jėzus pradėjo, čia 3 metai praėjo, tai 3 metai labai trumpas laiko tarpas. Aišku, kartais ilgas, kaip nors daug įvykių yra, bet čia nėra pats ilgiausias, kad ir jau rinkimų kiek turime, atrodo, keli metai praėjo ir kada žmonės vis sako, jau blogiau tai tikrai nebus, blogiau tai tikrai nebus, ir 30 metų kartu, nes tai praeina 4 metai, turime atlenkti 5. Tai trumpas laikas. Ir štai Jėzus ir kokia ta pabaiga. Čia Jeruzalėje įžengė Jeruzalėje pamokslavo, jį išduoda. Jie išniekina, kryžiuoja, kaip ir baigėsi viskas. Ką daryti? Tada jau 3 diena Velykos, tada kažkas mato Jėzų, kažkas nemato, tada Jėzus jau pasirodo, kai jau durime esant užrakintas. Ir štai viskas. Taigi prisikėlė ir moko jos pažinti raštus. Kaip ir apaštalų darbai ir Luko Evangelija, to paties Luko yra. Ten mes šiandien skaitome, kad išmokė raštus moko. Ir kad turi būti, ir aišku pasakoja, kad turi būti atsiųstas globėjas, tėvo pažadas išpildytas, pasilikite Jeruzalėje, nes šiandien tai bus sekminės, jie dar nežino to. Ir staiga, ir atrodo, ir jie klausia, kada, jau dabar pagaliau atkursi karalystę. Jau viskas, jau mirė ir prisikėlė.
dabar pagaliau atkurs. Ir staiga Jėzus pakyla nuo jų. Į dangų. Jie žiūri į dangų. Tai prieina tada tie atsiranda vyrai baltais drabužiais. Sako, ko žiūrite į dangų? Na, tokia istorija be galo. Visko daug ir labai sudėtinga. Psichologiškai labai sudėtinga apaštalanas turėjo būti ir mums gilinantis irgi ne ką lengviau. Ne ką lengviau, jeigu mes imame skaičiuoti Jėzaus visą misiją, kad jį prasidėjo Galilėjos Kanoje. Arba jau bent Betliejaus laukuose, tada sudėtinga viskas. Kad Jėzaus misija prasidėjo ne ten. Ir mes Evangelijoje pagal Joną skaitome prologas. Pradžioje buvo žodis. Žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Visa per jį atsirado. Ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsirado. Tik Jėzaus misija yra nuo prieš pasaulio sukūrimo. Ir jo misija bus kaip pasaulis baigsis. Štai avininkas ganys visus, aplink save sukurs, ištrauks visus, nušluostys ašaras, bus jau sunaikinta mirtis. Ir kai tokioje perspektyvoje žiūrime, kad jis yra alfa ir omega, mums tada Evangelijų pasakojimo nėra tokia keisti, tai yra ta esminė, tai tik tai dalis viso, ką Jėzus daro. Ir taip kaip jis dalyvavo vedant Izraelio tautą per dykumą, jis pats vedė. Arba kaip švenčiausiai trejybė ateina pas Abraomą. Arba kaip tariama, sukurkime daugiskaitą pradžios knygoje, sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą. Ne pagal mane, Dievas nesako pagal mano atvaizdą. Švenčiausiai trejybė. Ir dar hebrajai nežinau, kodėl parašė. Dievai Elohim. Kokie dievai, kur yra Dievas? Daugiskaita, Elgi pirmiausia. Ir padarykime žmogų pagal savo atvaizdą pažodžio atvaizdą. Jau trejybė yra, jau viešpats yra. Ir jis taip pažada šventąją dvasią. Reiškia, kad jisai ir toliau gyvuos apaštalais. Kad jo misija dar nesibaigia ir jūs būsite apvilkti galiai iš aukštybių. Ir jie bus apvilkti greitai po 10 dienų nuo dangun žengimo ir patys net negalės suprasti, kokie žmonėmis jie tapo. Jie neš tikrai Evangeliją iki pasaulio pakraščių ir jie nebijos mirties, nebijos išniekinimo, nebijos patyčių. Ir štai ta galybė, kuri kaip izraelitai žygiavo ant Jeriko sienas ir nuo jų trimitavimo garso, tai triukšmo, kada suriko griuvo tos sienas. Taigi apaštalai gavo galybę sugriauti visas sienas Dievo žodžiu ir niekas negalėjo atsilaikyti. Ir galybė, gydymai, prisikėlimai, stebuklai. Ir kartu jie nieko neuždirbo ir nesutartavo, ir niekas negali pasakyti, jūs sukūrėte religiją, dar vieną pasakojimą, jie nieko neturėjo. Nei vienas nieko neišgyveno. Išgyveno tik tai kankinys. Tai buvo viskas tikrai, nes jie gavo šventąją dvasią. Ir mes, iš vienos pusės mums liūdna, nes žvakę turime užgesinti, uždegama tik tai per šventąją krikšto sakramentą Velykų žvakę. Ir tai priminimas yra, kad Jėzus yra danguje, kad mūsų tikėjimas remiasi neregėjimu, ir tikėjimas yra tikėjimas, ir kad tai yra didžiulė Dievo dovana. Bet kad tas viešpats, kuris yra danguje, jis neatleidas mūsų. Ir jis išėjo ne tik pasižiūrėti, kaip mes dabar kaip krikščionys gyvensime iš toli, kur nors patogiai Dievo Tėvo dešinėje ir aptarti, kaip jiems čia dabar sekasi. Jis būdamas dešinėje, jis ir yra tada rūpintųsi visais žmonėmis, rūpintųsi savo bažnyčią ir ganytų savo bažnyčią. Ir jis jis yra tavo viešpats, tavo atpirkėjas, Dievas ir žmogus, kuris yra danguje,
kuris veikia yra danguje tam, kad savo visagalybę tau padėtų, savo žodžiu tau kalbėtų, savo kūnu ir krauju tave gydytų, tavo sielą gydytų, kad savo žodžiu tavo nuodėmes atleistų, kad būtų visur su tavimi ir šventąją dvasią. Jis yra dėl tavęs. Ir jis turi galią būti ir ten, ir čia, savo bažnyčiai. Ir iš dalies trumpas epizodas Jėzaus regimo buvimo žemėje baigėsi. Bet jo viešpatavimas nesibaigė, jis grįžo dar didesnėje garbėje, nes jis didvyris užsidėjo mūsų naštas, mūsų nuodėmes, nugalėjo mirtį. Mirė ir prisikėlė. Ir mums svarbu branginti tai, kad nėra regėjimo. Ir pasaulis reikalaus iš mūsų regėjimo. Kurgi jūsų Dievas? Parodykit man mums jūsų Dievą. Negi tas, kuris kabo ant kryžiaus, gali būti Dievu. Dievas turi būti galingas, vaikus, daryti ženklus, stebinti. O kurgi mūsų Dievas? O mes žinome, kad mūsų Dievas yra danguje. Ne danguje, ne aukštai, o danguje kitoje plotmėje, kuri mums dar nepažįstama yra. Bet į kurią mes irgi įžengsime laikui atėjus, kada jis mus pakvies. Ir galiausiai, kad surinks visus, kada bus jau mirusiųjų prisikėlimas, gyvieji ir mirusieji sustos jau jo akivaizdoje. Ir tada jau niekas nesakys, ar tas Dievas toks silpnas yra, kaip jis turėjo mirti, tas Dievas bus teisėjas. Jėzus teis. Ir palaimintas, kuris gyvens tikėjimu ir mirs tikėjime, žinodamas, kad viešpats yra Dievo Tėvo dešinėje, ne šiaip savo, jis ten yra dėl manęs. Ir jisai sako, jeigu nenueisiu, neišsipildys, nenueisiu, nebus šventosios dvasios jums duota. Ir štai nueisiu ir bus jums atsiųsta ryšys amžinasis, trejybės su žmogumi, kurį Adomas sutraukė, antrasis Adomas atstatė. Ir to ryšio tavo su juo niekas negali nutraukti niekada. Nei gyvenimas, nei mirtis, nei pasaulis, nei aukštybės, niekada niekas, nebent tu pats ar tu pati pasakysi jam, ne, tada jau jis nieko. Dar stengsis tave ir mane kaip ir visada traukti. Bet žinoma, jeigu mes jau nenorime būti su juo, būsime ne su juo. Bet jis visada nori būti su mumis. Amen.